Šiandien tokia pagaliau maloni, vėsi, lietinga diena, bet studijai tai vis tiek karšta. Praeitą savaitę minėjau, kad nebedaug liko užbaigti šitą gitarą, bet tada pagalvojau, kad vis tiek. Čia pramazinus frezas skylė, čia nutrupėja, stygos kažkaip aukštai ir lievai, aišku, čia galima susireguliuoti, nieko tokio, smulkmena. Tiltelį irgi kažkaip kryvai įdėjau, tas Bixbis užpisa neveikia normaliai kaip turėtų. Ir, tipo, nėra tokia gitara, kurią norisi labai groti. O dar kitas dalykas, tai, su to gitarų darimu man didžiausia motyvacija šiaip būdavo toks noras išgirsti, kaip skambės, tipo išbandyti kažkokius naujus nuėmėjus ar naują biškį kitokią konstrukciją, ten kitokią skalę, kitokį ten tiltelį, kažką. O dabar, jau žinau, kaip šitą gitarą skamba, kad ir kokią pavidalą ją be padaryčiau, jau nebe pirma iteracija ir nebėra jau kažkaip to žavesio. Ir tipo overdubom tai yra telis, kurį irgi dar šiaip reiktų biškį atrestauruoti, kas gal visai būtų smagu ir visai laukiu tą daryti, bet pirmą reikia užbaigti po šitas. Tada šitą kind of dariau tam, kad namie turėčiau offsetą su šituo dalyku, bet nuėmėjus įdėjau tokius, kur buvau kažkada seniau nusipirkęs kažkam visai kitam, kurie kitaip skamba. Ir irgi visokių yra kreivumų ir skylių ir galų gale namams tipo ten kažką eskizuoti ir groti nusipirkau galiausiai džiagą, tai jau irgi kaip ir biškį perteklius. Dabar šitą suderinta kaip baritoninė, tai tarkim su ja būtų galima daryti overdubus baritoniniam partijom, bet tam dar turiu namie stratą, tai galvoju, kad gal užtenka tipo turėti, nereikia turėti ir 2 pagrindinės gitaras, ir 2 overdubam, ir dar 2 tipo namie. Tas, kur namie, tai jos gali tipo būti ir overdubam naudojamas laisvai, ten jau kai įrašinėjai kažką rimčiau gali atsivežti arba įsirašyti namie ir po to reampinti ar ten whatever. Ko reikia namie, tai boso. Šitas aišku irgi labai grubiai gavosi, bet šiaip veikia ir man patinka, kaip jisai skamba. Tai šito kol kas nenoriu sunaikinti. Šitos irgi šiaip kol kas dar gal nesiryščiau, bet šitą, galvoju vietoj to, kad ją čia užbaigti tipo, ir tada padėti į gitarų dėklą ir niekad su ja negroti, tai gal įsidėti šitos nuėmėjus į šitą bosą. Nes šitas bosas tai man labai patinka, jo labai malonu groti, bet šudinai skamba. Nepatinka tembras. O nuėmėjai panašaus dydžio, truputį ilgesni vos, ten porą milimetrų ar milimetrų ir biškį siauresni, bet šitos varžtų vietos atitinka, tai galbūt visai įsistatytų. Aišku, dar čia gali biškį aukščio trūkti, bet o skambėt turėtų biškį gal skaidriau negu šitie mini humbukeriai, nes šitie tai man labai nepatinka. Ir dar tokį kitą bosą turėjau labai panašų ir jis irgi taip užknisančiai skambėjo. Ir dėl to iš jo tiesiog išlupau grifą ir padariau šitą naują. Ir su to pigiu už 10 eurų lipstick nuėmėjų žymiai labiau man patinka skambesys negu koks buvo. Tokia idėja. Tada nežinau, tą grifą gal parduoti ar atiduoti kažkam korpusą, išvežti tėvam į sodą sudeginti. Tas dalis irgi galima gal parduoti nebrangiai skelbimuose ir tiek. Arba tiesiog pasidėti ateičiai. Bet gal geriau neprikaupti. Žodžiu, padariau, kad nuėmėjas tilptų į korpusą. Reikėjo čia biškį padidinti tą ertmę. Viskas būtų okei, bet tada supratau, kad negaliu įstatyti į šitos laikiklius, nes šitas varžtas čia neįsisrėgia per didelę skylę. Nebent uždėčiau kokią veržlę, bet neturiu dabar turbūt su savim tokios. Nelabai čia kaip gaunasi. Galiausiai tiesiog taip įspraudžiau, kadangi šiek tiek skiriasi atstumas tarp varžtų ir skylių, tai kaip ir įsispraudžia šiek tiek taip tampriau ir taip be spiruoklių tiesiog su liupneška kaip ir laikosi, tarkim.
Daugmaž kažkas išėjo, bet šitas nuėmėjas labai tyliai skamba, yra toli nuo stygų ir dar skirtumas tas, kad, šiaip jie yra humbuckeriai, nors turėtų būti singlai, bet jos galima splitinti, tai šitą aš esu splitinęs, o šitą ne. Tai šitas turi mažiau outputo, bet anoje gitarai būdavo visą laiką arčiau stygų ir tada jie kaip ir susibalansuodavo, o dabar reikia pergalvoti, kad ir šitas būtų humbuckeris, tada, man rodos, biški bus gal geriau. Šiaip būtų vis tiek geriau, jeigu šitą nuėmėją galėčiau pakelti aukščiau, bet negaliu. Šitas kaip ir nieko, skamba šiaip tyliau už tuos, bet tas gal ir nieko baisaus. Šiaip tembras gal ir labiau patinka. Galit patys paklausyti palyginimą. Čia įrašiau tiesiai į mikserį, nieko neapdarau, tik tai sulyginau biškį garsumo levelius, nes labai skirtingi outputai tų visų skirtingų nuėmėjų. Toks šiandienos darbelis. Labai neturi motyvacijos dabar tvarkyti visą šitą bardaką. Būtų fainiau biškį dar pagroti. Šiandien tokie gana užknisantis projektai, ardžiau tą gitarą, bet nežinau, tiesiog kiekvieną kartą, kai kažką tokio darau, prisimenu, kodėl užknisa gaminti gitaras, nes visą laiką kas nors gaunasi ne taip, nekokybiškai, negražiai, ne taip kaip įsivaizdavai, kas nors netinka, trūksta dalių ar įrankių ir galėtum viską sustabdyti, atidėti ir ieškotų trūkstamų dalykų, bet
Nežinau. Nu, bet nesvarbu. Vis tiek vieną gitarą apmažinau, kuri nebuvo faina. Bosą, kuris buvo šiaip fainas, bet nelabai gražiai skambėjo, pavyko šiek tiek patobulinti. Man atrodo, kad dabar tas tembras toks, labiau panaudojamas. Nėra to tokio užknisančio baubimo. Tada, biški, dar išbandžiau tą kitą savo darbę gitarą, kiek jai įmanoma groti, ar jinai irgi, kiek jinai faina ar ne. Skamba gal ir neblogai, ypač kažką biški sunkiau pagroti, nors aš retai čia man to reikia. Bet reiktų biški pareguliuoti kai ką. Grifo kampas nelabai geras, tiltelis per žemai, dėl to stygos nučiuožia nuo balnelių. Žodžiu, nesu 100% įsitikinęs, kad nereikėtų ir jos išardyti ir išmesti. Bet, kol kas dar tiek to. Po to biški dar parepetavau savo tas solinio projekto dainas, gana kairėpliškai, nes, nežinau, tiesiog dar nemoku jų groti. Bet yra dar net ir tose 3 tokiuose normaliausiose, kurias dabar jau susisekvencinau samplerį ir galiu repetuoti gyvai. Yra dar tokių biški neišspręstų vietų. Tai tiek.